Yra labai didelis džiaugsmas su jumis sugrįžti į Eklesiasto knygą ir dar kartą svarstyti su jumis Eklesiasto 10 skyrių. Praeitą kartą mes pradėjome žvelgti į Eklesiasto 10 skyrių ir mes jį perskaitėme, radome labai daug tiesų ir labai pagrindinė mintis Eklesiasto 10 skyriuje yra sulyginimas arba tiesiog nesulyginimas, o atskleidžiamos tiesos tiek apie kvailą žmogų, tiek apie išmintingą. Praeitą kartą pažvelgėme, skiriame visą pamokėlę, padarėme apžvalgą, kokios kvailo žmogaus savybės yra atskleistos Eklesiasto 10 skyriuje. Šiandieną, kaip jau anksčiau sakiau, jeigu Dievas leis, mes pažvelgsime dar kartą į šitą skyrių ir ieškosime, kokios savybės yra aprašytos šiame skyriuje išmintingam žmogui. Taigi šiandieną, žvelgdami į šitą skyrių, susikoncentruosime į išmintingo žmogaus savybės. Taigi, šiandieną pažvelgsime į keletą tokių didesnių punktų arba savybių į išmintingo žmogaus. Laikas neprailgs. Pažvelgsime į 6 savybės, kai kurios truputį ilgesnės bus, kai kurios truputį trumpesnės, bet tikrai laikas neprailgs. Pirma didelė tiesa arba pirma didelė savybė aprašoma, į kurią aš pasirašiau šito skyriaus, į kuri yra būdinga išmintingam žmogui, tai yra išmintingas žmogus kartais padaro klaidų ir kvailysčių. Tai yra pirma tokia didelė tiesa. Ir mes į ją žvelgdami suskirstysime į tokias smulkesnės potėmes. Taigi, žvelgiant į tai, kad išmintingas žmogus kartais padaro klaidų, norėčiau pasakyti pirmą tokią smulkesnę tiesą yra tai, kad išmintingo mes perskaitysime neužilgo pirmą eilutę ir pirmoje eilutėje mes padarysime išmintingo žmogaus sulyginimą su vaistininko tepalu. 10 skyriaus pirma eilutė. Negyva musė sugadina vaistininko tepalą. Menka kvailystė pakenkia išmintingam ir gerbiamam žmogui. Taigi mes žvelgime į tai, kad išmintingas žmogus kartais padaro klaidų. Ir taip pat mes matome tokį kaip pavyzdį išmintingo žmogaus ir vaistininko tepalo. Prieš žvelgiant toliau, paimkime vaistininko tepalą ir pabandykime padaryti tokį sulyginimą su išmintingu žmogumi. Kas yra būdinga vaistininko tepalui? Na, tokios kelios savybės. Vaistininko tepalas tikriausiai yra tyras. Tai yra, kas yra tyras? Tai yra išvalytas nuo nereikalingų bei blogų priemaišų. Išmintingas žmogus, kuris stengiasi patikti Dievui ir myli Dievo žodį, jis brangina tyrumą. Tiek elgesyje, tiek širdyje, tiek mokyme. Kiekvieno širdis yra klastinga ir sugedusi, bet išmintingas žmogus brangina Dievo šventumą ir tyrumą. Taigi išmintingas žmogus brangina Dievo tyrumą. Dar viena savybė būdinga vaistininko tepalui, tai yra tai, kad vaistininko tepalas yra rinktinis. Vaistininko tepalas nėra kažkokia atsitiktinė masė sudėta į indą. Taip pat vaistininko tepalo nerasi nusipirkti kiekvienoje parduotuvėje arba, taip pavadinkime, kiekviename kioske. Išmintingi žmonės nesimėto ant kiekvieno kampo. Yra daug žmonių, kurie laiko save išmintingais, yra išmintingi savo akise, bet yra labai mažai žmonių, kurie laiko Dievo išmintį ir Dievo žodį pačiu brangiausiu turtu. Patarlių 22 skyrius, pirma eilutė sako, geras vardas yra vertingesnis už didelius turtus, o palankumas už sidabrą ir auksą. Dar viena vaistininko tepalo savybė yra tai, kad jis yra koncentruotas. Jeigu jums teko kada nors sirgti ir kai kada nors teko vartoti vaistus, tikriausiai niekas nebuvo iš jūsų iš vaistinės nusipirkęs kilogramo dydžio tabletę ir bandė suvalgyti. Atsikandė ryte, atsikandė per pietus ir atsikandė vakare. Ne, vaistai būna koncentruoti.
Jų veikimas yra koncentruotas ir stiprus. Vaistininko tepalas yra koncentratas gydančių medžiagų. Taip pat apie išmintingą žmogų. Išmintingo žmogaus elgesys ir žodžiai nėra palaidi, nėra išpūsti. Išmintingo žmogaus žodžiai yra tikslus, koncentruoti ir prasmingi. Kaip praeitą kartą kalbėjome, kvailas žmogus trokšta parodyti savo kvailumą, o išmintingas supranta ir numato kiekvieno savo žodžio ir kiekvieno savo žingsnio pasekmes. Dar viena vaistininko tepalo savybė yra tai, kad jis yra brangus. Dėl savo veiksmingumo ir unikalumo vaistininko tepalas turi tikriausiai nemažą kainą. Jis yra brangus ir vertinamas. Žinome, pati didžiausia vertybė ir turtas, kaip mums tikintiesiems Dievo vaikams, yra išmintis užrašyta Dievo žodyje. Patarlių 3 skyrius 15 eilutė sako, kas yra pats didžiausias turtas. Kalba apie išmintį. Patarlių 3:15 sako, ji brangesnė už deimantus, su ją nesulyginama visa, ko galėtum trokšti. Taigi, išmintis, kurią mes galime rasti Dievo žodį, yra pats brangiausias turtas. Dar viena savybė vaistininko tepalo yra tai, kad jis yra veiksmingas. Tikriausiai niekas nemokėtų didelių pinigų už vaistus, jeigu žinotų, kad jie iš vis nepadeda arba netgi kenkia. Vaistininko tepalas yra veiksmingas. Svarbiausia ir vertingiausia šio tepalo savybė yra tai, kad jis gydo, jis yra veiksmingas. Išmintingas žmogus, kuris brangina Dievo žodį, tikėjimu gyvena dėl Dievo, yra veiksmingas įrankis Dievo rankose. Nebūtinai, kaip mes mąstome, nebūtinai veiksmingi misionieriai, kurie yra kitose šalise, nebūtinai veiksmingi tik tai žmonės, kurie turi oficialias tarnystės, pavadinkime. Paprastas ir nuolankus Dievo indas, pasiruošęs būti Dievo naudojamu, Dievo rankos yra veiksmingas būtent ten, kur Dievas yra jį statęs dabar. Veiksmingas ir nuolankus Dievo indas yra naudingas ir Dievo naudojimas šiuo metu ten, kur Dievas jį įstatė. Taigi mes pažvelgime į tai, kad pirma didelė tiesa, kad išmintingas žmogus kartais padaro klaidų. Mes pažvelgime tokį sulyginimą, kaip išmintingo žmogaus ir vaistininko tepalo. Ir antra mažesnė tiesa po pirmoji punktų yra tai, kad išmintingo žmogaus klaida kainuoja labai daug. Mes pažvelgėme į keletą tokių sulyginimų išmintingo žmogaus, kaip jis elgėsi, bet kaip parašyta pirmoje eilutėje, išmintingo žmogaus klaida kainuoja labai daug. Kodėl? Kaip ir kiekvieno tikinčiojo, kaip ir kiekvieno Dievo vaiko klaida arba nuodėmė arba suklupimas kainuoja labai daug, tai reiškia, kad, kaip ir kiekvienam Dievo vaikui, pirmiausia, tai sugriauna draugystę su Dievu. Kaip ir kiekvienam Dievo vaikui, nuodėmės ir klaidos sugriauna draugystę su mūsų dangiškuoju tėvu. Ir po nuodėmės reikia atgailos, susitaikinimo, kartais atstatymo. Jeigu tai yra susijęs su kitais žmonėmis, reikia atgailauti prieš juos ir, jei įmanoma, su Dievo išmintimi atstatyti pasekmes arba prisimti pasekmes. Kiekvienas padarome klaidų ir nuodėmių. Noriu tave ir save padrąsinti viena tiesa iš Dievo žodžio. 1 Jono laiškas, 1 skyrius, 9 eilutė, tikriausiai gerai žinoma eilutė mums kiekvienam kalba. Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių. Taigi, kai išmintingas žmogus, kai Dievo vaikas, kai aš ir tu nusidedame, suklumpame, išpažinkime Dievui savo nuodėmes, Dievas yra ištikimas ir teisingas. Taigi, mes žvelgime, kodėl išmintingo žmogaus klaida kainuoja labai daug. Tai pažvelgime į tiesą, kad tai sugriauna draugystę su Dievu. O kita tokia
mintis arba tiesa, kodėl išmintingo žmogaus klaida kainuoja labai daug, yra todėl, kad tai kainuoja liudijimą. Tai kainuoja dvasinę arba krikščionišką liudijimą prieš kitus žmonės. Tikriausiai gerai žinome viešpaties Jėzaus Kristaus palyginimą iš Mato 5 skyriaus nuo 14 iki 16 eilutės. Mato 5 skyrius nuo 14 iki 16 eilutės. Viešpats Jėzus Kristus sako, jūs esate pasaulio šviesa. Neįmanoma nuslėpti miesto pastatyto ant kalno. Ir niekas uždegę žiburį nevažia jo indų, bet stato į žibintuvą, kad šviestų visiems, kas yra namuose. Taip tai šviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų jūsų gerus darbus ir šlovintų jūsų tėvą, kuris danguje. Taigi mes matome iš viešpaties Jėzus Kristaus palyginimo tikintiesiam Dievo vaikam, jis duoda du palyginimus. Tikintysis yra kaip miestas pastatytas ant kalno ir tikintysis yra kaip žiburys tamsoje, kuris šviečia kitiems, kuris suteikia šviesą kitiems. Taigi palyginimas apie miestą pastatytą ant kalno. Miestas ant kalno nėra tam, kad jį paslėpti. Miestas ant kalno yra tam, kad jį žmonės matytų, kad žmonės žinotų, kur galima prisiglausti, rasti apsaugą, matyti pastovumą ir tvirtumą. Taigi, tu esi miestas pastatytas ant kalno. Žiburys. Uždegtas žiburys nėra slepiamas po indu, bet pastatomas ant stalo, kad jis kuo daugiau apšviestų, kad žiburys kuo daugiau suteiktų šviesos kitiems. Taigi, kodėl išmintingo žmogaus klaida turi labai blogas arba stipres pasiekmes liudijimui? Yra todėl, kad tikintysis yra žibintas pastatytas tamsoje ir miestas pastatytas ant kalno, į kurį žmonės žiūri. Jeigu tamsoje pastatyta šviesa elgiasi taip kaip tamsa arba taip kaip pasaulis, taigi visi žmonės žiūri tą šviesą ir todėl išmintingo žmogaus arba tikinčio žmogaus padaryta klaida kainuoja labai daug ir tai kainuoja liudijimą mūsų viešpaties Dievo. Taigi mes esame šviesa, mes turime elgtis kaip šviesa. Pirmoji didelė tiesa, kurią mes pažvelgėme, kad išmintingas žmogus kartais padaro klaidų ir kvailyšių. Mes padarėme sulyginimą jo su išmintingu, su vaistininko tepalu ir pažvelgėme, kad iš tikrųjų išmintingo žmogaus klaida kainuoja draugystę su Dievu ir kainuoja labai brangiai liudijimą į viešpaties Dievo prieš kitus žmonės. Antroji didelė tiesa apie išmintingo žmogaus savybę yra, kad išmintingo žmogaus siekiai yra priešingi kvailio. Praeitą kartą jau trumpai pažvelgėme į šitą tiesą. Eklesiasto 10 skyriaus 2 eilutė. Išmintingojo širdis linksta į dešinę, o kvailio į kairę. Bendra tiesa, praeitą kartą žvelgdami kvailio žmogaus savybės paminėjome šią tiesą įžangoje. Išmintingo žmogaus širdis žvelgia į vieną pusę, o kvailio į kitą. Išmintingas žmogus vertina vienus dalykus, o kvailas kitus. Pamastykime apie savo vertybės, kaip mes vertiname vienus ar kitus dalykus. Labai neišsiplėsime prie šito punkto labai daug, nes tai gali būti atskira tema, bet pritaikime norėčiau paklausti klausimo, ar tavo vertinimas, tavo siekimai, tavo troškimai, tavo norai skiriasi nuo pasaulio? Ar tavo standartai skiriasi nuo pasaulio standartų? Vienas aiškus skirtumas yra tai, kad išmintingas žmogus visiškai skiriasi nuo kvailo. Ir mes darome pritaikymą, kad išmintingas tas, kuris brangina Dievą, o kvailas tas, kuris nebrangina Dievo ir nesirūpina paklusti Dievui.
Trečia didesnė tiesa apie išmintingą žmogų atskleidžia vieną savybę. 4 eilutę. Perskaitykime Ekklesiasto 10 skyriaus 4 eilutę. Jei tavo valdovas supyko ant tavęs, nepalik savo vietos, nes romumas padengia didelės klaidas. Ši eilutė atskleidžia vieną išmintingo žmogaus savybę, kad išmintingas žmogus yra romus. Mintis arba principas pagal šią rašto vietą yra tai, kad Ekklesiastas sako, jeigu valdžia arba valdovas ant tavęs supyko, ypatingai jeigu tu esi kaltas, arba netgi jeigu nekaltas, būk romus. Kiek yra tavo kalties, prisimk, nekalbėk ir neužsidėk pykščių prieš valdovą, neplėtok kiviršo ir nepalik kambario iš pykčio arba įsižeidimo. Tiesiog būk romus. Ekklesiasto 8 skyrius 2 ir 3 eilutės sako, klausyk karaliaus įsakymų dėl Dievui duotos priesaikos, neskubėk išeiti iš jo akivaizdos, nedalyvauk nedorame darbe, nes jis, tai yra karalius, gali daryti, ką nori. Taigi Ekklesiasto 8 skyrius 2 ir 3 eilutės atskleidžia panašią tiesą arba principą. Ekklesiastas labai išmintingai perspėja, nepyk ir nesišakok prieš savo valdovus. Nes valdovai prieš tave turi autoritetą ir galią prieš tave. Būk romus, kad neprisivirtum bėdos arba kad nesusilauktum dar daugiau problemų dėl savo nepaklusnumo, maišto ir pykčio. Taigi nemaištauk prieš savo valdžią. Ir ši čia yra labai išmintingas paraginimas ir mūsų praktinėme gyvenime prieš mūsų valdžią, prieš mūsų aukštesnius žmonės, valdovus. Bet kaip yra su mumis ir Dievu? Čia yra paraginimas mums kaip pavaldiniams, kaip, mano santykiai su valdžia, mano santykiai su direktoriumi, mano santykiai su tėvais ar su kuo nors kitu, bet kaip yra mano asmeniškai santykiai su Dievu. Mes turime prisiminti, gerbti ir nemaištauti prieš savo vadovus, o ar mes pirmiausia mąstome, ar mes savo elgesiu, užmaršumu nemaištaujame prieš savo viešpatį. Prie to punkto taip pat neišsiplėsime labai daug, bet trumpai noriu kartu pamastyti, kokiais atvejais arba kokiose aplinkybėse mes maištaujame prieš savo dangišką tėvą. Paminėsiu tik tai du smulkius pavyzdžius. Mes maištaujame prieš savo dangišką tėvą, kai mes esame nepatenkinti ir mes murmame. Tai vienas iš aiškių ir labai stiprių maišto išraiškų prieš dangišką tėvą. Mes tai žinome iš Izraelio tautos ir Senojo testamento. Dar vienos aplinkybės, kada mes maištaujame prieš savo dangišką tėvą, yra tai, kai mes turime mąstymą, čia tik tai vienas iš pavyzdžių, čia galima daug daugiau kalbėti, bet vienas iš pavyzdžių yra, kad, pavyzdžiui, aš turiu mąstymą, kad aš nusipelniau daugiau iš Dievo. Kitais žodžiais, Dievas kitus laimina, bet manęs ne. Dievas yra gyvas kitų žmonių gyvenimuose, bet jis nesirūpina manimi. Arba dar kitaip pasakykime, Dievas manimi rūpinasi, bet jis manimi rūpinasi atmestinai. Dievas duoda man valgyti, Dievas parūpina pragyvenimui, bet aš nesu patenkintas, nes Dievas nuo manęs sulaiko visus palaiminimus, kad aš galėčiau gyventi palaimintą gyvenimą. Tai gali būti tokia išraiška arba toks mąstymas, kuris atskleidžia, kad mes esame iš tikrųjų susikoncentravę į save, norime, kad aplink mus viskas suktųsi ir mes nemąstome apie Dievą, ko Dievas norėtų. Taigi, porą tokių smulkių pavyzdžių, kaip mes savo elgesiu galime
tiesiogiai arba netiesiogiai maištauti prieš savo dangišką tėvą. Pažvelgime į 3 savybės. Pirmoji buvo išmintingo žmogaus, kad jis kartais padaro klaidų ir kvailysčių, bet niekada jis neturi užmiršti, kad už jo klaidas yra labai brangios pasekmės. Antroji savybė buvo kad išmintingo žmogaus siekiai yra priešingi kvailio žmogaus siekiams. Trečioji tiesa, į kurią pažvelgime, išmintingas žmogus yra romus. Taigi, ketvirtoji tiesa arba išmintingo žmogaus savybė, pažvelkime, dar kartą paskaitykime Eklesiasto 10 skyrių nuo 8 iki 10 eilutės. Kas kasa duobę, pasėja įkris, o kas ardo mūrą, tam įgels gyvatę. Kas tašo akmenis, gali susižeisti jais, o kas skaldo malkas, gali nuo jų nukentėti. Jei kirvis atbukęs ir nepagalastas, reikės įdėti daugiau jėgų. Geriausia viską išmintingai apgalvoti. Ketvirta didesnė tiesa arba išmintingo žmogaus savybė yra tai, kad išmintingas mąsto apie pasekmes. Praeitą kartą jau žvelgėme į šias eilutes, kalbėdami apie kvailą žmogų. Mes žvelgėme, kad kvailas žmogus nemąsto apie pasekmes. Kvailas žmogus ne tik nemąsto apie pasekmes, bet jo ketinimai, dėl ko jis daro vienus ar kitus dalykus, yra pikti kitų žmonių atžvilgių. Jo ketinimai yra noras pakenkti kitiems. Dievo žodis aiškiai sako, kad už piktus ketinimus žmogus turės atsakyti arba susilauks rimtų pasekmių. Bet kalbant tai, kad išmintingas žmogus neturi turėti piktų ketinimų, kai jis elgiasi, daro tam tikrus veiksmus kitų žmonių atžvilgių. Netgi jeigu žmogus daro kažką neturėdamas piktų ketinimų, vis tiek jo elgesys gali būti neišmintingas. Pavyzdžiui, jeigu aš neturiu piktų ketinimų prieš kokį žmogų, vis tiek aš galiu elgtis neišmintingai. Pateiksiu 3 pavyzdžius. Pirmas pavyzdys. Aš neturėdamas niekam blogų ketinimų, diena iš dienos sėdžiu savo prie kompiuterio ir žaidžiu žaidimus arba žiūriu filmus. Toks aiškus pavyzdys šių dienų žmonėms ir šių dienų jaunesniems žmonėms. Tai yra neišmintinga, nes tai turi tiesioginės pasekmes man, o toliau mano šeimai ir mano liudijimui. Antras pavyzdys. Aš neturėdamas blogų ketinimų kasdieną valgau restorane, nors mano biudžetas to neleidžia. Tai yra labai neišmintinga ir turi pasekmes tiesiogiai man ir taip pat aplinkiniams, mano šeimai ir kitiems. Trečias pavyzdys. Mūsų santykiai su kitais žmonėmis. Mes dažnai neturėdami piktų ketinimų kitiems žmonėms, mes gyvendami savo gyvenime esame susikoncentravę į save. Kas mums atneš naudą, kas mums atneš patogumą, kas mums atneš pasitenkinimą. Netgi toks, atrodo, nekaltas elgesys turi pasekmes. Nėra artimos draugystės su tais žmonėmis, o taip pat toks mūsų gyvenimas ir susikoncentravimas neatneš artimos draugystės su Dievu. Taigi, išmintingas žmogus mąsto apie pasekmes kiekvieno savo veiksmo. Penktoji tiesa arba savybė išmintingo žmogaus, paskaitykime to paties Eklesiasto 10 skyriaus 12 ir 13 eilutes. Išmintingo žodžiai maloningi, o kvailio kalbos pražudo jį patį. Jo kalbos pradžia yra kvailystė, o pabaiga beprotybė. Praeitą kartą mes pažvelgėme truputį, plačiau pažvelgėme, kas yra būdinga kvailo žmogaus kalbai. 14 eilutės
14 eilutės pradžia sako apie kvailio kalbą. Kokia yra kvailio kalba? Mes praeitą kartą žvelgime, kad kvailys kalba daug. 13 eilutė mums atskleidžia tiesą, kad kvailys ne tik tai daug kalba, bet jis kalba labai daug ir visa tai yra kvailystės. 12 eilutės pabaiga mes praeitą kartą žvelgime, kad kvailio žodžiai yra pražūtingi kitiems ir jam pačiam. Taigi tai buvo, praeitą kartą žvelgime, kas yra būdinga kvailio žmogaus kalbai. Šiandieną 5 tiesa arba išmintingo žmogaus savybė yra išmintingo žodžiai stato. Mes praeitą kartą žvelgime, kad kvailio žmogaus kalba greuna, naikina, labai daug kalba tuštybės ir kvailystės, o šiandieną pažvelgėme apie išmintingą žmogų, tai kad išmintingo žmogaus žodžiai stato. Aš norėčiau su jumis truputį nagrinėjant šitą tiesą arba giliau apie ją mąstant, atsiversti Efeziečiam 4 skyrių. Efeziečiams 4 skyrius ir truputį praleisti keletą minučių 29 eilutėje. Tai yra apaštalo Pauliaus paraginimas tikintiesiam žmonėms. Kokie turėtų būti tikinčiųjų žmonių kalba? Efeziečiam 4:29. Joks bjaurus žodis ten neišeina iš jūsų lūpų, bet tik tai, kas gera, kas tinka ugdymui ir suteikia malonę klausytojams. Taigi trumpai pažvelgsime, kas turi būti būdinga išmintingo žmogaus kalbai. Eilutės pabaiga sako, kad išmintingo žmogaus kalba arba tikinčio žmogaus kalba turi suteikti malonę klausytojams. Tai kas yra būdinga išmintingo žmogaus kalbai? Išmintingo žodžiai yra maloningi kitam asmeniui. Išmintingo žmogaus kalba ir žodžiai yra nukreipti į kitą žmogų. Ir tai yra, kai aš kalbu apie kitą žmogų, tai nėra skirta jo žlugdymui ar kenkimui jam, bet suteikti jam malonę, suteikti jam pagalbą, statyti jį ir ugdyti. Dar viena savybė iš tos pačios eilutės, kas yra būdinga išmintingo žmogaus kalbai. Išmintingo žodžiai turi svorį ir jie yra kaip druska. Taigi, išmintingo žodžiai turi svorį, turi svarumą. Yra parašyta 4:29 eilutės viduryje. Kas turi atsispindėti tikinčiojo kalboje? Apaštalas Paulius rašo, bet tik tai, kas gera ir kas tinka ugdymui. Taigi, mūsų kalboje, kaip išmintingo žmogaus kalboje, turi atsispindėti tai, kas tinka ugdymui. Nors išmintingo žmogaus žodžiai suteikia malonę klausytojam, jokių būdų jo žodžiai nėra pataikaujantis. Jie yra su pamokymu ir kalbantis tiesą. Mes savo kalbą turime statyti kitus, bet be abejo kalbėdami tiesą. Kada reikia, mes turime padrasinti kitą, kada reikia, mes turime paguosti, kada reikia, mes turime perspėti su Dievo žodžio tiesa, bet jokių būdų nepataikauti. Taigi, išmintingo žodžiai turi svorį, jie turi pagrindą ir kitam žmogui. Dar viena savybė apie išmintingo žmogaus kalbą, tai yra, kad išmintingo kalba turi tikslą. Mes matome, koks yra užrašytas tikslas išmintingo žmogaus kalbai. Yra tai, kad joks bjaurus žodis tai neišeina iš jūsų lūpų, bet tik tai, kas gera. Taigi, tikslas išmintingo žmogaus kalboje yra, kad iš jo burnos išeitų tik tai, kas gera, tik tai, kas tinka ugdymui ir suteiktų malonę klausytojams. Taigi išmintingo žmogaus kalba turi tikslą. Tai yra visiškai priešingai, negu praeitą kartą žvelgiame į kvailio žmogaus kalbą. Taigi, trumpai atsikartosiu, prieš žvelgiant į paskutinę savybę išmintingo žmogaus, šiandieną atsikartosime kelias savybės, į kurias mes jau peržvelgėme. Mes žvelgėme, pirmoji tiesa buvo, kad išmintingas žmogus padaro klaidų
bet netgi išmintingas žmogus padaręs klaidų, Dievo vaikas padaręs nuodėmių, jis turi ištikimą ir teisingą Dievą. Jis gali eiti, išpažinti, susitaikyti su Dievu, bet yra būdinga išmintingam žmogui, kad todėl, kad jis yra žiburys, todėl, kad jis yra miestas pastatytas ant kalno, jo klaida kainuoja daugiau. Jo klaida kainuoja viešpatės liudijimą kitiems žmonėms, kurie žiūri, kurie turi matyti Dievo liudijimą to žmogaus gyvenime. Antroji tiesa buvo tai, kad išmintingo žmogaus siekiai yra priešingi kvailiui. Trečioji tiesa buvo, kad išmintingas žmogus yra ramus. Ketvirtoji tiesa buvo, išmintingas žmogus mąsto apie pasekmes. Penktoji tiesa, mes pažvelgėme, ką tik kas yra būdinga išmintingo žmogaus kalbai, tai kad išmintingo žmogaus žodžiai stato. Jie turi prasmę, jie yra nukreipti į kitą žmogų ir jie yra nukreipti padėti tam žmogui. Ir taigi, paskutinė tiesa, į kurią mes šiandieną pažvelgsime, yra, paskaitykime 16 ir 17 Eklesiasto 10 skyriaus eilutes. Eklesiasto 10, 16 ir 17. Vargas kraštui, kurio karalius yra vaikas ir kurio kunigaikščiai puotauja rytą. Palaimintas kraštas, kurio karalius yra kilmingas ir kurio kunigaikščiai valgo laiku, ne pasigardami, o pasistiprindami. Praeitą kartą mes žvelgėme į šitas eilutes ir mes sakėme dėl to, kad pasaulyje yra nuodėmė, dėl to, kad pasaulis nebrangina ir nevertina Dievo žodžio išminties, yra netvarka pasaulyje, netvarka žmonių gyvenimuose ir netvarka visuomenėje. Tai, kad žmonės vertina kvailystę, todėl ir pasaulyje yra neišmintingų dalykų arba susimaišymų. Tiek valdžioje, tiek valstybėje, tiek gyvenimuose. Pažvelkime į šias eilutes šiandieną iš išmintingo žmogaus pusės. Ir tik tai trumpai porą tiesų aš noriu su jumis pažvelgti. Pirmoji smulkesnė tiesa išmintingam žmogui yra: išmintingo žmogaus kūnas tarnauja išmintingam žmogui. Nepasakiau šeštos savybės pavadinimo. Taigi, šešta išmintingo žmogaus savybė yra tai, kad išmintingo gyvenime yra tvarka. Ir tai, kad išmintingo gyvenime yra tvarka, pirma smulkesnė tiesa, kaip sakiau, išmintingo žmogaus kūnas tarnauja išmintingam žmogui, o ne žmogus tarnauja kūnui. Mes žinome iš Dievo žodžio, kad kūnas yra šventosios dvasios šventikla. Kas yra mūsų kūnas pagal Dievo žodį? Tai yra mūsų troškimai, mūsų siekiai, laikas, energija, finansai ir, tiesiog mūsų fizinis kūnas. Ir visa tai turi būti naudojama gyventi išmintingai ir Dievui patinkančių gyvenimų, o ne pataikauti savo kūnui ir pataikauti savo. Taigi, kalbant, kad išmintingo žmogaus gyvenime yra tvarka, tai pirmiausia, kad išmintingas žmogus negyvena dėl savęs ir dėl savo troškimo ir kūno, bet jis nori gyventi Dievui patinkantį gyvenimą. Ir antroji smulkesnė tiesa, kad išmintingo žmogaus yra tvarka gyvenime, yra tai, kad jis turi teisingus prioritetus gyvenime. Farizėjai ir rašto žinovai norėjo prigauti Kristų ir klausė jo, ar verta mokėti mokesčius Ciesoriui. Ir Kristaus atsakymas buvo, kas Ciesoriaus Ciesoriui, o kas Dievo Dievui. Mes kartais gyvenime maišome prioritetus. Šeimoje, santykiuose su kitais, daug įvairių praktinių Dievo žodžio, daug įvairių praktinių tiesų, kaip turėti teisingus prioritetus gyvenime, mes galime rasti patarlių knygoje, Naujajame testamente ir visoje Biblijoje.
Bet svarbiausias prioritetas yra susikoncentravimas, turi būti pirmiausia į Dievą. O po to Dievas atskleis vis daugiau tiesų, kokie tolesni prioritetai turi būti mūsų kiekvieno gyvenime. Taigi, išmintingo žmogaus gyvenime yra tvarka. Taigi, atsistokime ir pasimelskime.